Dar viena diena Nidoje, skirtinga lyginant pagal sąlygas su vakar diena. Kapitonų pasitarime, skipper mitinge kolegos juokavo, kad teks šiandieną plaukti Grįžulių ratų konsteliaciją. Kitaip sakant, pakankamai sudėtinga trasa išmesta. Tai plačiau apie trasą, sąlygas ir apie incidentą, kuris įvyko praktiškai prie teisėjų laivo. Tai jeigu pradėti apie pačią distanciją ir apie komentarus prieš susirinkimą, tai aš girdėjau truputį geresnių. Vienas priėjo ir klausė, sako, tai ką, ranka drebėjo, kad tokią distanciją nupaišėt, tiesiai neišėjo. Nu tai mes taip stengiamės, kad tiesiai neišeitų, o kad būtų, kaip sakant, kiek daugiau laviruočių, kiek daugiau pavėjinių kursų ir kad tikrai kova išaiškintų pačius stipriausius. Tai čia yra pagrindinis tikslas. Visa problema atspėti prognozes, nes vėjas dienos bėgyje šiandien rodė prognozes, kad jisai po truputį sukasi į pietų pusę. Taip maždaug kas valandą, kas pusantros, po ten kelis laipsnius juda, tai bandėm, kaip sakant, nusikopijuoti nuo prognozės ir savo distanciją. Tai todėl jinai tokia ir gavosi. O šiaip oro sąlygos gero šiandien. Rytas startas buvo toks pakankamai jūrinis, sakyčiau, marios. Taip, jūrinis, viskas tvarkoja, vėjas išsilaikė visą dieną, kol kas nesilpnėja. Tiesiog ir net nesitikėjom, kad jachtos taip greit į finišą ateis, bet jau yra paėmę paskutinį ženklą ir artėja prie finišo. Grįžtam prie starto, sakykime, procedūros. Vėjo buvo pakankamai, bangavimas šioks toks, kompaktiškas. Šioks toks, bangavimas šioks toks, tai jau čia taip labai švelniai pasakyta. Žinoma, su jūra lyginant nebuvo čia 3 metrų, bet jau banga buvo apie 1,20 m, 1,30 m tikrai buvo. Tai starto linija šalia uosto, gana kompaktiška. Visi kovoja dėl vietos, stumdosi beveik ir kaip startai atrodė iš teisėjų laivo. Taip, išmetam starto liniją pakankamai plačią, nes jachtos didelės ir jų nemažai yra, bet reiškia šitas stiprus vėjas ir banga jas, sakant, suplaka į vieną vietą. Ir turbūt taip kaip magnetas traukia metalą, taip reiškia vienas konkurentas traukia kitą. Tai buvo toks vienas incidentas, reiškia, pirmos startinės grupės metu, kad viena jachta per anksti startavo. Buvo individualus atšaukimas, ir jie nusprendė kuo greičiau grįžti. Ir matomai kapitono manevrai ir įgulos sugebėjimas į tos manevrus sureaguoti staigius. Arba tiesiog nematė kitos atplaukiančios jachtos. Aš manau, kad gal matė, bet tikėjosi, kad praslys, kaip sakant. Bet atkrist nepavyko greitai ir paskiau jau reikėjo kilti, o ta jachta, kuri plaukė po starto, jinai plaukė dešiniu halizu, turėjo kelio teisę ir turėjo jai kelią užleisti. Tuo labiau, kad jachta grįžtanti išsitaisyti klaidą turi duoti kelią visom kitom, kurios startavo teisingai, nepriklausomai nuo to, kokiu halizu plaukia. Tai kaip ir kaltininkas aiškus? Kaltininkas aiškus 100%. Turėjo galimybę šitą savo nuodėmę ištaisyti atlikdamas apsisukimo baudą, bet nepastebėjau, kad jisai tą padarė. Tai ko gero protestas bus paduotas po finišo ir nagrinės tą protestą. Iš distancijos ar dar kažkokių kitų pranešimų? Kol kas iš distancijos jokių pranešimų nėra, viskas pakankamai gerai matosi netgi ir su žiūronais nuo kranto. Pasilipų šiek tiek aukščiau, jachtos juda greitai, viskas sklandžiai vyksta, manau, kad to lauksim finišą pirmųjų.